Ar kada nors žiūrėjai į savo algalapį Vokietijoje ir galvojai, ką tie visi skaičiai reiškia? Kodėl iš 4000 eurų lieka tik apie 2800? Šiandien aš tau paprastai paaiškinsiu kiekvieną svarbiausią eilutę, kad daugiau niekada nesijaustum apgautas. Viršuje matome Eintritt. Tai data, kada pradėjai dirbti šioje įmonėje. Jeigu sutartis terminuota, dažnai šalia bus nurodytas ir Austritt, darbo pabaigos data. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į Steuer ID Nummers. Tai tavo asmeninis mokesčių identifikacijos numeris. Jis suteikiamas vieną kartą ir nesikeičia visą gyvenimą. Jeigu viršuje matai Urlaub, ten paprastai nurodoma, kiek turi atostogų per metus, kiek jau panaudota, kiek liko. Viršuje matome Gesamtbrutto 4000 eurų. Tai tavo atlyginimas prieš mokesčius. Apačioje matome Netto Entgelt 2829,07 eurai. Tai suma, kuri realiai ateina į tavo banko sąskaitą. Skirtumas tarp šių sumų tai mokesčiai ir socialiniai draudimai. Mokesčiai. Lohnsteuer 371 euras. Tai pagrindinis pajamų mokestis. Kuo daugiau uždirbi, tuo daugiau moki. Solidaritätszuschlag 8,93 eurai. Papildomas solidarumo mokestis. Šiandien jis taikomas ne visiems. Kirchensteuer – bažnyčios mokestis, jei esi registruotas bažnyčioje. Jeigu ne, bus 0 eurų. Socialinis draudimas – svarbiausia dalis. KV – Krankenversicherung – 310 eurų. Sveikatos draudimas. RV – Rentenversicherung – 372 eurai. Pensijų draudimas. AV – Arbeitslosenversicherung – 48 eurai. Nedarbo draudimas. PV – Pflegeversicherung – 62 euras. Slaugos draudimas. Šiuos draudimus tu moki kartu su darbdaviu, jis moka tiek pat iš savo pusės. Tai reiškia, kad realiai tavo darbo vieta įmonei kainuoja dar daugiau nei tavo bruto alga. SV Nummers ir mokesčių klasė. Štai ir klasė 3, Kinder 1. Mokesčių klasė labai stipriai įtakoja, kiek mokėsi mokesčių. Jeigu 1, dažniausiai bus 1 klasė. Jeigu vedas, gali būti 3 arba 4 klasė. SV Nummers – tai tavo socialinio draudimo numeris, kuris reikalingas pensijai ir socialinėms išmokoms. Apatinėje dalyje matome Auszahlungsbetrag – 2829,07 eurai. Tai suma, kuri bus pervesta į tavo banko sąskaitą. Dabar tu jau supranti, kas yra bruto, kur dinga pinigai, ką reiškia visi trumpiniai. Jeigu šis video buvo naudingas, parašyk komentare, kokia tavo bruto alga ir ar supratai savo algalapį. Prenumeruok, nes kitame video paaiškinsiu, kaip susigrąžinti dalį mokesčių per Steuererklärung.